5 минут такси, Вова. 5 минут, да. Ясно. Pas mus svarbiausia vaikai. Mūsų gyvenimai svarbiausia šeima. Ir kad ta šeima būtų aprūpinta. Будешь когда чай попьясывать. Будешь раз попьясать чайцу, пасхать. А потом курьеза под школой, мы еще рано сошли. Тоже вот слаживаем, думаем, как вот это, когда сколько что можно купить, это, что нам выйдет, сколько нам платить. И очень трудно, но мы как-то справляем. Тепера, mes taip rengiamės mokyklą. Greitai viskas pas mus. Давай, Ватинушка. Ты нам просто делать школу, еще волочка с порядки опус. Bet laukia šalta, turbūt tikrai šalta. O pažiūrėk, kokį gražų mūsų langai. Gražios. Nesupratau ir iki šiol nesuprasiu, ko gero niekada, nes aš nesu kitoks. Tai žiūrint, kaip vertinsi, nuo tavęs kitoks, nuo operatoriaus kitoks. Jūs irgi tarpusavį kitokie. Žmonių lyginti negalima. Kai esi savimi nuo gimimo, kaip ir visi mes esam savimi nuo gimimo, tai nėra kažkokio suvokimo, kad galėtų būti kitaip. Tu esi tu ir viskas. Aš šnekėt nemoku, aš geriau dainuoju negu kalbu. Muzika visada buvo, bet tik tai labai įdomiai atsirado, sapne jinai atsirado. Aš sapnavau, kad vieną naktį pabudau ir noriu iškaus sapno, kad aš kažkodėl groju klavišiniais. Ir iš to sekė, kad aš įsigijau instrumentą ir pradėjau mėgėjiškai visiškai domėtis tuo. Tai čia buvo toks jau rimtesnis žingsnis į supratimą, kad aš to noriu, daryti laisvalaikiu ir kažką tai pasižaisti. O visa kita tai jin pati atėjo. Jinai pati atėjo. Kartais tas klausimas iš vis keistas klausimas, kai žmonės sako, kodėl Lietuva. Ir atrodo, kad Lietuva yra kitas planetas, toli nuo Žemė, arba labai blogis vieta būti. Bet tikrai, kodėlgi ne Lietuva? Labai gražiai Lietuva ir gamta ir viską, ir žmonės faini. Šiaip neplanavau iš anksto atvykti į Lietuvą, bet dabar, kai praėjo jau 6 metus ir sau sakau, tikrai labai verta būti čia.
todėl kad aš esu čia savimi. Vilnius yra mano miesta, visada taip sakau, Vilnius mano miesta, mano namas, mano darbo vieta. Tikrai jaučiu, kad čia yra mano namas. Taip iš tikrųjų ir yra. Turiu savo šeimą, čia savo vaikai auga, eina darželį. Beveik pažįstam visus parkus, žinau, kuris geriausias restoranas, kur galima praleisti laiką. Taip, Vilnius yra mano miestas. Kelionė į Lietuvą tikrai gali būti dar viena documentary filmas, todėl kad buvo tikrai ilgas, sudėtingas, rizikingas kelionė. 2005 išvažiavau ir buvo labai neramuma ir kaip labai blogas politinė situacija pas mus. Ir buvo studentai ir pas mus būna, kad studentais pradeda tą revoliuciją ir vis dar vyksta tą dalyką ir dėl to ir išvažiavau iš Etiopijos. Daug dalykų. Pirmas dalykas, aš pati nepasiruošus būti čia Lietuvoje, ne? Antras dalykas, nemoku kalbos. Trečias dalykas, žiema, minusinis temperatūra niekada, jeigu nepatyrai, -20, šalčiausia buvo 2007 jau vasario mėnesį. Ir tokia patirtis labai sunku. Visada pradedi nuo nežinau, ne? Mano pirmas žodis buvo nežinau. Kažkas kalba, aš sakau nežinau, jie sako žinai, tada antras žodis. Paskui labas. Taip, bet labai norėjau išmokti, todėl kad man pasirodo labai graži kalba. Ir aš esu labai proud, kad galiu tą kalbėti, todėl kad man labai graži kalba ir sunki kalba, vis dar sunki. Ir kuo toliau, tuo sunkiau. А вот это встречу, да, все начинается без того. Casa бутерброды, ты чего ты не допачивали, на? Только бесплатно обед учила. Ночь. Самого холода обеда. Вот ты насыпать ты моя не кикла. А что я перчатка? Я перчатка рисую. Возьму тебя не отмира. Вот Паша такая, ты, когда автобус этот возёс, когда ешь возёс. Аборигену стотяли в 11. Ты пождал к мясу и улайка. Жином. Душки графика спасики тебе не лабытян минуте. Куртумак. Ожить мясо и нам пищей. Тебе на выписке возьмёй. Путикла. Слушай. Надо Вадима пустить. Надо его сюда давай. Нам талончик. Зали 25, пожалуйста. Хасита литовского взяли. Я его вырезала. И что? Все у нас бывает. Но самое главное то, что мы ходим в школу, посещаем. Пустила потому их в литовскую школу, чтобы через них литовский язык выучить. И как бы ни говорить, я 4 класса все равно кончила. Я училась в Новой Вильне. Читать умею, писать умею. Aš visą, kaip sakyti, laiką galvoju, kad jeigu žmogus galvoja apie savo šeimą ir kad savo vaikus normaliai, civilizuotiškai, kad jos būtų išsilavinusių. Aš manau, kad visi tėvai nori to, kad mūsų vaikai taip išaugtų, kad būtų išsilavinusių. Bet žiūri į taborą, aišku, nelabai malonu toks įvaizdis, kuris dabar mūsų taborui tokia problema yra. Bet suprantama, žinot ką, kad žmonėm nėra iš ko rinktis. Pavyzdžiui, šeimos jos
nori gauti to darbą, jos negaus. Už tai, kad jos neįsilavinusi yra. Tvarkyti plaukus. Ateini namo, ruoši valgyti už tai, kad pietus vaikai atvažiuos, pavalgyti reikia, iš mokyklos grįž. Ir vaikai liko su manim namuose, irgi yra, 3-4 metus turiu Taisą, bet dabar pas mane tokį Sonata ir Davidas, noriu, kad irgi į darželį, bet kartu, kad nebūtų atskiros, sesuo ir broliukas. Paimsi Fatimus, tu liksi ten, a mes su Fatima namo atvažiuosim. 1 valandą tėtis iš dializės atvažiuos. Ir viskas. Va tai praleidžiam namuose, tėtis važiuoja į dializę, o aš namuose, kaip visada, namuose duoju, tai reikia pagaminti, valgyti, paruošti, ten paskalbti reikia, šeimininkė namuose, ir pavalgyti paruošti, ir sutvarkyti būtą, ir į mokyklą, ir ten, ir daug darbų turi moteris. O jeigu turi didelį šeimą kaip aš, tai tikrai laiko pačią savo, nelabai yra. Эти вот так. Mano pirmas legalus darbas buvo McDonald's padavėjas. Bet pradedi nuo virtuvė, ten arba valytoja, viską ten darai, paskui, nežinau, po mėnesį arba 2 aš sakiau, aš esu tikrai pasiruošus dirbti prie kasos. Ir ten reikia kalbėti bent minimaliu lietuvių kalbą, aš sakau, jau moku. Ir tas buvo mano pirmasis darbas ir pirmą dieną buvo labai sėkmingas, galėjau jau parduoti burgers. Paskui irgi ir kasininkė dirbo tą pačią metu, pusę etato McDonald's, pusę etato iki. Ir paskui pradėjau pardavėja, konsultantė, Sue Supply. Mano trečias darbą ir 4 jau sukurozavo. Pradėti verslą, man atrodo, visada yra sunku visų pirma pasiruošti psichologiškai, atsiimti viską, riziką, visos atsakomybės ir sužinoti, ką iš tikrųjų pasiruošus daryti, kaip tu darysi, ką matai po metus pasiekti, ką toliau. Visą to apgalvoti sunku. Bet aš tokiai žmogus, kurie rizikuoju. Aš nebijau ne tik suklysti, bet nesėkmė. Nebijau todėl, kad mūsų gyvenimas visokiausia situacija vyksta ir iš to mes mokomės ir tobulėjam. Ir taip ir pagalvoju, jeigu nepasiseks, kitą kartą padarysiu geriau. Bet taip ir pradėjau, kol kas sėkmingai einam. Jeigu tu neši visokiausia kultūrai su savim ir tada tau būtinai tampi kaip ir ambasadoriai. Taip, bet ne tik savo šalyje, sakyčiau,
dažniau keliauju į Italiją, sakykime, ir jeigu kažkas mane sutiks oro uoste, visada turiu kažkokiais klendais, kažkokiais, žinai, visokiausia lietuviškos rūkytos mėsos, duona, juoda duona ir naminukais kartais perku, bet legalius. Tikrai, ir aš nešiu tam tikrą tradiciją ten ir buvo, pavyzdžiui, aš viriau cepelinę Italijoje, šeimoje. Tada tu neši tą kultūrą, tampi kaip ir ambasadorius, taip. Iki pat ankstyvo ryto liksim viens prie kito. Širdyje, akise, taip aš tai tikrai mačiau sapne. Širdyje, akise, man tai yra tik tai tokia tiesa. Gal pabandom? Gal pabandom? Turint omeny, kad mano svajonių sąraše yra aplankyti abu žemės ašigalius, kuriuos aš įgyvendinsiu tas svajonės, tai taip, aš keliu viską. Labiausiai man patiko Stokholmas, to klausimu. Ten labai patogu viskas. O šiaip šitos problemos, tai aš asmeniškai neturiu didelės, dėl to, kad tiesiog niekada vienas kažkur neinu. Aš neturiu nei poreikio, nei galimybės per daug didelės, nes vis tiek tų kliučių yra. Ir tiesiog yra toks įprotis. Aš jeigu einu į lauką, į miestą, tai visą laiką einu su kažkuo. Tai automatiškai tai aš jau, jeigu turiu kažkokį žmogų šalia, tai absoliučiai jokios kliūties nėra niekur mieste. Žinoma, pavyzdžiui, galima būtų pradėti skųstis, kodėl smėlis klampus arba sniegas purus, bet tai būtų absurdiška. Pats miestas jisai pakankamai, jeigu apie Vilnių kalbam,